dabar klijuojant, reiškia, šita visa danga iš vidaus jinai irgi lygiai taip pat yra impregnuota kaip ir va čia. Tai kad ją impregnuot, reiškia, pasiruoštą dangą iškart tvirtinam ant karkaso įrangom. Faneros prispaudimui yra naudojama primityvi įranga. Padaryta iš čia kaladėlė, kad būtų galima pareguliuoti ilgį ir naudojama tai įrangai pakavimo juosta, naudojama medienos pramonė ir baldus pakuojam, čia sparnuota veržliai tempimui ir šitokią juostą spaudžiam dangą prie karkaso. Šitokiu būdu. Tokias juostas dedam ties kiekvieną neriūrą. Ir jeigu, kaip minėjau, teoriškai galima daryti ir ištisinę vieną smūgį, taip sakant, klijuotą, reikia labai daug tokių juostų ir ją sudėti praktiškai daug užima laiko. Per tą laiką sudžiūna klijai. Ir reiškia, ta danga yra klijuojama dar iki priklijuojant odegėlės. Ir šitas skersinukas dedasi ant galinės senutės, lygios, dar odegėlės nebūna priklijuotos. Tai prieš klijavimą, kaip sakiau, padarom tokį kontrolinį suveržimą, prisikabinam keletą vinukų, pasižymim tokius reperinius taškus pieštuku ir iš pradžių atlupam vieną pusę nuėjame įrangą, apsibraukiam kontūrą palei neriūras, kur tepsim klijus, kur užnešim tą laką impregnavimo, vėl pastatom viską į vietą, atkabinam kitą pusę, iš kitos pusės, tokiu būdu mes persinešam tikslų kontūrą karkaso ant faneros ir paskui tepam klijus. Visur mediena yra tepama abi pusės, ir fanera, ir karkasas. Tepam klijus ir prikabinam vinukais tiksliai tuos pačius taškus, kad užfiksuot fanerą, dedam juostas ir prispaudžiam. Priklijavimo dabar kokybė yra tikrinama stuksenimo pagrindinis metodas. Šičia eina nerviūra. Reiškia, turi skambesys būti vienodo tono. Paprastai čia gan skambus, kietas. Paprastai nepriklijavimas iškart keičia garsą. Ir sakykime, šonė fanera kaip barška. Kraštai, šičia yra jau padaryta nuožula viršutinės dangos priklijavimui. Kraštus galima spaust, kadangi šita danga apatinė yra klijuota po to, kai jau noselė priklijuota. Galima spaust tašeliais, listelėms turesnėms, su guma priklijuota, minkšta, kad išspaustų, kad nereiktų prikalinėti vinukais, po to jos arba šaudyti, tai yra laiko taupimas. Veržiame kraštus strupcinom. Kaip minėjau, vietoj vinukų galima naudoti ir takerį, taip vadinamą, kuris yra naudojamas baldų gamyboje ir naudojama apkabėlės 6 mm ilgio. Kažkur yra pakankamas ilgis, kad prispaust fanerą ir nesuskaldom listelės, nes listelės storis yra šiuo atveju pas mus 5 mm. Tik tai reiškia, vėl, kad negadint labai paviršiaus faneros, pageidautina irgi susižymėti, kurioje vietoje, jeigu per maži įgūdžiai ir sunku pataikyti, naudojam iš tos pačios milimetrinės faneros juosteles ir tiesiog per ją kalam. O tokiu būdu, tuose vietose, kur neįmanoma kažkokia ta įranga, verštuvais tvirtinam fanerą. Ja apkabėlės, kurios neįlenda, paprasčiausiai prikalam. Jų pašalinimas vėl naudojam
Čia naudojamas nulaužtas kaltas, jau nebetinkamas, užsmailintas ir tuo pačiu kaltu išlupinėjam sukietėjus klijam apkabas ir vinukus. Pageidautina visas tokius pašalinius kabes, vinukus pašalinti, kad jie nerūdytų, o jau kuriuos jau neįmanoma kitaip apsėti, juos reikia palikti, tai naudojam cinkuotus arba varinius vinukus. Vinukai naudojami nuo 7 mm iki 25, populiariausia yra 10-12 mm ilgių. Ten nerviūrų surinkimui arba pačių nerviūrų priklijavimai prie lonžeronų ir senutės. Čia yra naudoti 25 mm ilgio vinukai. Šiaip yra taisyklė tokia kaip ir statybose, kad jeigu listelės storis, sakykime, vienetas, tai vinukas turi įlyst į pagrindą jau kalama 4. Tai tokiu būdu, jeigu 5 mm listelė, tai vinukas turi būti 10, ne mažiau 25 mm ilgio patikimam pritvirtinimui. Priklijavus visas dangas, šiuo atveju dar uodegėlės, užpakalinės briaunas, va čia matom visus tos, kur formuojamos kontūrai užsparnių ir elerono. Dengiam po išdžiūvus klijam vėl tuo antiseptiniu laku. Čia padengtas, čia prieš padengimą dar. Klijuojam viršutinę dangą ir po suklijavus visas dangas yra prišveitimas. Apskritai šveitimas gamybai yra viena iš pagrindinių darbo būdų gamybos. Labai daug yra ir rankinio šveitimų, tai naudojame elementorišką kaladę, ant kurios prisitvirtinam, vienas kraštas yra apvalintas, patogu, kai reikia kažkur tai išveisti sunkesniam priėjimui arba apvalius elementus. Popierius tvirtinamas ant kaladės vinukais, galima klėjais, bet pakanka ir vinukų arba ant ilgesnių listelių dar prispaudžiam. Popierius yra naudojamas 60-40 numerio. 40 naudojam išlyginimui nerviūrų, kontūrų visokių, apdirbimų, kaladėlių, o klijuotės šveitimui naudojam 60-50. Ir tuos kontūrus, kurie klijai nelygumam, išlygina šveisdami rankomis. Šiaip praktiškai yra efektyviausias būdas, nes naudojant kažkokią tai mechanizaciją labai nesunku prašveist tą fanerą. Ir, reiškia, šveičiam tiek, kad su atitinkamais įgūdžiais, reiškia, galima pasiekti, kad to šveitimo reikia minimaliai. Taip sutaikyti fanerą, kad toj vietoj gautųsi pirštais praktiškai nejaučiamas sudūrimas. O čia dar yra nešveista, bet jeigu, sakykime, išveičiam ir gaunasi redubėlė truputį, ją paskui galima užpakliuoti. Naudojam tuos pačius klijus, įdėję dulkių likusi nuo šlifavimo ir užpakliuojam. Tas špaklius labai gerai apsišviečia, gerai išlygina paviršių ir yra pakankamai lengvas. Fanerą dabar apsaugant sparną galima dengti, nors yra visai nebūtina, galima dengti drobė, sintetinė danga. Dengiant drobę yra, taip teorija sako, jog dangos stiprumas pakyla 15% kažkur, bet tai yra visai nebūtina. Turint dabartinės medžiagas, visą fanerą galima purkšti šviesinių purškiamų špaklių, poliesterinių, sakykime, kur naudojama medienos apdirbimo pramonėje, durim, langam, po to švelniai šveičiam ir iškart dažom po ištisinio špakliavimo. Tas špakliavimas išlygina kontūrus, tokius faneros defektus kažkur tai užpildo visas vinukų ar tai kabių kiaurėmis ir išlygina sparno paviršių. Tokiu būdu medinį sparną galim išgauti gana tikslų, netgi tikslesnį negu kniedyta iš duralio, ir įdėjus netingint, įdedant darbo, špakliuojant, šveičiant, galima
pasiekti paviršių artimą plastikiniam sparnui.